Labas iš Žemaitijos sostinės Telšių. Visada smagu sudalyvauti Žemaitijos taurėje, kadangi tai kaip ir mano pirmosios varžybos, kurias dalyvaudavau, kai pradėjau savo dviratininko karjerą. Turbūt todėl ir yra tokia visada nostalgija grįžti į šias trasas ir suvažiuoti. Plius susirenka visi matyti veidai, tai tikrai nostalgija ir smagios varžybos. Na, kaip matome, užsiminėjome starto pozicijas, kadangi nedalyvavau viename etape, tai turiu gan prastą numerį visas varžybas ir tenka stotis į antrą gardą. Bet nieko tokio, visada galima prisivyti. Štai ir Manikas yra išvaromas iš pirmojo gardo į antrąjį, viskas pagal taisyklės. Na, kadangi pradžia tikrai greita bus trasos, tai manau problemų tai nesudarys tikrai. O jeigu šiek tiek apie trasą, tai mūsų laukia 34 kilometrai ir apie 450 sukilimo. Trasa šiek tiek atnaujinta, tai labai įdomu, kas pasikeitė, trasos prieš tai nevažiavau. Na, tai kaip ir starto tikslas aiškus, prisivyti pirmąją grupę greituose ruožuose, tai teks biškį paspausti nuo pradžio. Nemažai dalyvauja mūsų komandos narių šiuose varžybose, tai su vienu iš jų turim šiokią tokią strategiją, tai viską pamatysite eigoje. Na, Žemaitijos taurėje Telšiai tai mano 5. startas iš eilės kiekvieną savaitgalį, tai jau toks jutaus karts nuo karto nelabai pasitinkite savo jėgomis, bet Telšiuose tikrai jutau, kad viskas yra gerai, jėgos yra, tiek prieš startą gerai jutaus, tiek startavęs, tai tikrai nusimato įdomios varžybos. Na ir su ta gera varžybinė nuotaika bandome skintis kelią į priekį, išsuksim į asfalto ruožą, tenais tikrai turėtų pavykti apsilenkti daugiau dalyvių ir pasiekti pirmąją grupę būtų gerai jau čia, kadangi paskui nusukam vėl į Dvivėžį kelią ir ten bus ir sudėtingesnių vietų, pelkė tokia, tai gali susidaryti gan didelis tarpas nuo pirmos grupės, jeigu kažkam nepavyks ją pervažiuoti. Na ir prisiviju savo komandos narius, Paulių Rinkevičių, Mažvydą Bartašių ir čia Deividas Buivydas su Gravel dviračiu, Gravel grupėje važiuoja. Tai kaip ir keturiese komandos nariai važiuojam vienas po kito, nu dabar jau išskyrė mus, bet prisivijęs Paulių ir Mažvydą supratau, kad jau priekį kaip ir pasiekiau, nes jie startavo su gan gerais numeriais. Ir čia po kairę matome oranžinių šalmų Kristijonas Rauba, tai tikrai superiniai skilsai valdyme dviračio, Gravel dviratį valdo, kai kas nevaldo taip MTB dviračio, tai pamatysite šiandieną jo šiuos sugebėjimus. Na ir artėjame prie tos pelkės, apie kurią minėjau prieš tai. Sušaukiu atsargiai, kadangi niekas nieko nesako, bet žinau, kad čia tikrai ir mano komandos narys nulėkė kairien ir ten kaip ir pastringa šiek tiek. Dešinę pusę čia buvo geriau pralėkti. Na ir pralėkėm tą sudėtingesnę vietą ir kaip sakiau, tarpas iš karto pasidarė. Kadangi turėjom gal keletą klaidų čia, bet uždarau tą tarpą be problemų prieš žvyrkelį. Tai buvo gan svarbus momentas uždaryti prieš žvyrkelį, nes čia prasidės jau greitis. Matome, Paulius Rinkevičius laikosi vis dar pirmosios grupės. Aš irgi bandau greičiau atsisėsti jam ant rato, grupė šiek tiek įsitempusi, bet turėtų viskas toj susitvarkyti, susispausti ir visi važiuoti drauge. Na ir turėjome šiokį tokį planą su Deividu Buivydu, kur važiavo su Gravel dviračiu mano komandos narys. Tai šnekėjo, kad jeigu atakuos, tai atakuos čia ir bandys pabėgti. Tai aš kaip ir beveik ir pamiršęs buvau apie šitą planą, tai tiesiog laikausi grupės. Čia Deivido kaip ir nematyti, kad jis čia būtų kažkur priekyje. Grupė ganėtinai didelė ir daug labai stiprių čia važiuoja ir štai. Planas mūsų prasideda ir šoku nedelsdamas irgi į priekį ir bandau vytis, nors pasidariau ganėtinai didelį tarpą, nespėjau sureaguoti laiku.
reikės dabar pasistengti dasitraukti. Daug jėgų tenka čia sudeginti, bandant prisitraukti. Vis dėlto gravel dviratis yra greitesnis, bet Buidas pradeda žvalgytis ir pamato, kad aš bandau prisitraukti, tai šiek tiek leidžia man prisivyti jį ir vėl didina tempą. Aukštas tikrai tempas, tikriausiai didžiausias širdies ritmas pasiektas varžybose šitame pabėgime. Ir laikome jau apie 1 kilometrą šitą pabėgimą, vis pasižvalgau atgal, tarpas gan nemažas. Vis mintis kildavo, kad jeigu tas pabėgimas bus mūsų sėkmingas, tai tikrai sensacija bus didelė, tai privažiuojam miškelį po 2 kilometrų jau pabėgimo ir mane užleidžia į priekį miške, kad varyčiau. Nu ir aš neatleidžiu to tempo, per daugiausia, aišku, šiek tiek pamažėja jisai, kadangi miškas. Ir čia išlenda Kristijonas Rauba, tai kaip supratau, mus jau pasivijo. Gal ne visi, bet jau yra pasivijusi, tai kaip ir sugriūna mūsų planas ir pabėgimas. Na ir štai ir matome Domas Manikas, Donatas Petrauskas, tai prisivijo. Na iš dalies ši ataka ir biški paskirstė grupelę, kažkas nubirėjo, nebe tiek daug važiuos šitoje grupėje kaip prieš tai, tai iš dalies gerai, matome priekį ir Justinas Biekša, klysta Donatas. Bus trasoje nemažai tokių šlapių vietų. Na ir matome, kaip Kristijonas ima posūkius, su MTB dviračiu tenka dalyviai įsisekti koją, o su graveliu be problemų išsuka. Na ir po to pabėgimo man šiek tiek sunkiai čia gavosi minti, tai vienas po kito mane vis lenkdavo. Reikėjo man atsigauti po to pabėgimo, tikrai daug ten jėgų įdėjom, o čia ir kalniukai ir visi jau tokie gyvesni, aštresni. O ir matome Aurimas Nargėlą ir šiek tiek jau darosi tarpas toks tarp manęs ir grupės. Ir čia suprantu, kiek pamenu, kad aš nebeturiu paskutinio bėgio, sunkiausio bėgio. Kristijonas Rauba atvažiuoja iš visiškai kito kelio, nežinau, kuris čia buvo nuvažiavęs. Tai šiek tiek pradėjo neraminti tas bėgio neturėjimas, kadangi dar laukia mūsų greitų atkarpų ir negalėsiu gal greitai kažkur važiuoti, pradėjau galvoti, ten žolės apsipynė tiesiog aplink pirmą žvaigždutę ir kai užmeti tiesiog permeta. Bet paskui pagalvojau, nu kažkaip aš įsiversiu ir su tais likusiais savo bėgiais ir gal didesnių kadensų kažkur paminsiu, tai labai stengiausi negalvoti apie tai. Na ir čia gaunasi, kad šiek tiek gaunu pailsėti, vėl susidaro ta grupelė. Tempas šiaip ir nukrito, kadangi kiek žinau, kad čia jau pabėgo Domas Manikas su kažkuom į priekį ir nebėra jų čia su mumis ir tempas šiek tiek pakritęs, tai ir atsikvėpti šiek tiek išeina po ten to buvusio pabėgimo. Po Aurimo Nargėlos rato skrenda pagalys man tiesiai į koją. Skaudus šiek tiek momentas buvo. Na, matome šioje pirmoje grupėje taip pat ir varžosi Jokūbas Kuklinskas. Vyro 18 grupėje jam sekėsi Telšiuose labai gerai. Užgaudė Kristijonas Rauba čia mane tokiam momente, kad tikrai jau sunku buvo šitoje vietoje, tai paragino nepasiduoti ir nepasidaviau. Prisijau vėl grupelę, vėl važiuojam ramiai, štai nuokalnė didelio greičio čia reikalauja, tai o man paminti čia neėjo. Iš karto kadensas 140, 150, tai tiesiog reikėjo
leisti dviračiui riedėti ir tikėtis, kad tempas nebus labai stipriai padidintas. Tai karts nuo karto pamirždavau, kad aš to bėgio neturiu, tai vis tekdavo užmesti ir prisiminti, kad jo nėra. Bet ir nuo 18 kažkur kilometro mums to bėgio ir nebeprireiks. Matome, įvažiuojame į techniškesnės vietas, daugiau mišlynų, balų, vandens. Ir čia vat prasideda linksmumai visi. Matome, kažkas bando per kairę pusę, kažkas per dešinę. Aš renkuosi dešiniau, paskui Roką Tutlį, kurį matome priekė su ružavais marškinėliais. Ir pro dešinę čia gaunasi greičiau, kairė pusė šiek tiek stringa. Tai primenu, varžausi V30 grupėje, tai Rokas Tutlys mano tiesioginis varžovas priekyje. Na ir kažkas jau prigula. Lygis, jeigu neklystu, Tutlys varo pro dešinę, čia mes bandom pro kairę, tai ir pralekiam kažkaip. Na ir ten tose pelkėse atkrito šiaip daug dalyvių, jau tiek daug mūsų nebeliko. Ir čia matau, mano komandos narys vargsta į kalną su gravel dviračio, akivaizdžiai per mažai pavarų turi, per mažos žvaigždės. Praleisk! Ai, nešlugis! Tai tik nulipau nuo dviračio, iškart sutraukė blauzdos mėšlungį. Nemalonus jausmas, Deividas mane praleidžia. Turėjo Deividas Buidas problemų čia šiuose single trackuose, kadangi buvo daug ir kalniukų tokių, techniškesnių vietų, tai girdėjus iš galo, kad vis šaukia kažkas praleisk, nu taip jau gan agresyviai, bet tai čia neprofesionalai esam, nu pilna teisė jis turi dalyvauti čia šiuose varžybose ir nesistengti visų praleidinėti, kadangi ir gravel grupė yra, tai būkit malonus, pasitengit kažkaip jau apsilenkti patys. Na, o ta likusi trasos dalis, tai tokie vat single trackai ir buvo, tai nebebus jau tų žvyrkelių greitų, tai įdomi čia visai važiavosi tuos paskutinius 15 km, tai tikrai nemažai single trackų, tikrai pamažėjo ir gravel ruožų lyginant su praeitais ar užpraeitais metais, tai patobulėjo mano akimis Telšių trasa stipriai. Na, ten fone vis dar girdisi šauksmai praleisk, praleisk. Na ir kaip Roko tai nebesimato, bet matosi Aurimas Norgėla, jis ne iš mano grupės, bet taip pat šiandieną stipriai važiuoja, nepavyksta dasitraukti man prie jo. Sunku buvo suprasti, kelintas aš važiuoju, bet už manęs važiavo Donatas Petrauskas, mano tiesioginis priešininkas ir sėdėjus man prisikabinęs prie rato gan gerai. Šiauliuose Donatas lipa ant podiumo, tai kaip ir galėjau suprasti, kad gan geroje pozicijoje važiuojame ir reikės kažkur pasivaržyti su juo. Bet kadangi tikrai gerai jutaus Telšiuose, tai buvau ir nusiteikęs tam. Na, matome, trasos elementai šiek tiek primena ir XC trasas, gal kažkam primins ir karmos varžybas, tai Telšių trasa tikrai yra stipriai patobulėjus ir smagi trasa, rekomenduoju išbandyti, kad ir šiais metais dar suvažiuoti ją. Vidutinis greitis buvo apie 25 km per valandą, tai čia turbūt pirmoji to dalis labai užkėlė tą vidutinį greitį. Na ir matome, Donatas Petrauskas Šilalė išeina į priekį, pavesti, gerai, pamatysiu, ant kiek jis dar turi jėgų užbaigti šią trasą. Čia mums lieka apie 13 kažkur 14 km iki finišo, tai tikrai dar nemažas atstumas. Gal dar ne pats laikas kažkokius daryti sprintus ar atakas, tai stengiamės ramiai. Bet pajaučiu, kad čia šiek tiek aš jau pailsėjau važiuodamas už juo, nors neilgą distanciją ir šaunu į priekį, ganėtinai gerai jausdamasis. Na ir nuo čia stengiuosi tiesiog laikyti savo tokį tempą, šiek tiek aukštesnį gal,
ir jau nebesižvalgyti atgal. Na, dar šlapiau šiek tiek vietų, bet čia viskas man sklandžiai praeina. Ir paskutinė trasos dalis, vat, kaip ir minėjau, va tokie single trackai. Maždaug atrodo, kad jau važiuoji ir buvai čia ir vėl sukies, vėl sukinėjęs. Tai... Bet smagiai visai. Tiltelis, vėl šlapesnės vietos, bet viskas sklandžiai. Kažkas iš galo girdisi šūktelį, tai kažkam ten ne taip gerai prasivažiuoja kaip man. Na, ir čia ant medžio parašyta 10 km liko. Tai visai dar ir nemažai čia likę mum. Važiuok, Redai. Na, iš galo Redas Rankauskas maloniai prašo jį praleisti. Tai tikrai praleidžiu, nes ne iš mūsų grupės netgi, tai... Bet ir pats pagalvoju, kad gal biškį pabandysiu pasilaikyti aš Redo Rankausko, kadangi jisai tikrai greitai važiuoja ir gerai važiuoja. Tai tempas iš mano tokio patogaus tempo šiek tiek padidėja važiuojant paskui Redą. Pasižvalgius atgal, kaip ir nieko ten labai ir nebeliko. Eimantas liktais gaiduk važiavo, bet paskui irgi tarpą jau tokį pasidarė nuo manęs. Neblogai čia veda pro miškiuką, pro single trackus, šiek tiek klampų čia. Oho, putra. Matome priekį ir Aurimas Norgėla važiuoja. Tai Aurimas Norgėla, Redas Rankauskas ir už manęs važiuojantis Eimantas gaiduk važiuoja vienoje grupėje, vyrų grupėje, tai tiesioginiai varžovai aplinkui mane, bet kitos grupės. Na ir čia toks smagus nusileidimas į tiltuką. Tiltukas čia lyg buvo sausas, tai galėjo ir greitai atvažiuoti. Na, į visus kalnus, kur gaunu pagreičio, bandau kuo geriau įsibėgėti, kad lengviau užkilti būtų. Bet jau čia susidarinėja toks tarpas nuo Redo, iš tikrųjų, tai ir gal ir atsiskirsiu čia nuo jų jau. Na ir kaip visada, tas mano varžybinis scenarijus dažniausiai lieku vienas ant pačio to galo, tai teks pabaigti vienam. Ir šiaip nemažai dar ir kilometrų liko, tai reikia stengtis palaikyti tą tempą. Nemažas čia greitis, bet apačioje mūsų laukia pelkė. Aš visai pamiršęs esu šitą nusileidimą, kad jis veda tiesiai į pelkę. Bet ir vėl pasiseka pravažiuoti sėkmingai tas tokias sudėtingesnės vietas, kur gali suklysti. Dar priekis po kol kas kažkiek matosi. Dar labai toli nenutolu, kad nematyti. Čia šiek tiek irgi klampu ir laukia mūsų toks kalniukas. Nedidokas. Bet prieš tai dar va, keli tilteliai tokie sudėtingesni. Trečias. Gerai. Nu ir čia pasako, kad lygtais trečias aš esu savo grupėje, tai motyvacija šoka į viršų, kurios ir taip netruko šiose varžybose. Pasižvalgau dar ir atgal, ten nelabai ką ir matau. Tai kaip ir saugus toks variantas gaunasi, tai reikia atlaikyti tos paskutinius kilometrus ir nesuklysti. O suklysti tikrai nėra sunku, taip pat gali ir sugesti techniką. Tai čia tikriausiai blogiausi scenarijai, kai prieš finišą jau likus ten nedaug kilometrų kažkas sugenda ar stipriai suklysti ir viskas prarasta tai, ką suvažiavai iki tol. Na ir kaip gaila, kad toks scenarius pasitaikė Aurimui Norgėlai. Kas buvo? Tai sugriuvo technika, kažką nulaužė, tai gaila, iš tikrųjų gerai važiavo Aurimas Norgėla.
O man čia lieka tikrai jau nebedaug, apie 4 kilometrus. Jutaus tikrai dar gerai, turėjau jėgų važiuoti ir kažkur, jeigu reikės ir sprintuoti, bet matau, kad to nereikės daryti finiše, kaip ir saugiai parlekiu. Štai ir palaikymas ir čia kaip ir jau labai arti esu. Jeigu čia įvažiuoji su konkurentais į šitą ruožą, kuriuos reikia apsilenkti, tai turbūt čia ir reikėtų jau pradėti aiškintis, bet yra taip pat ir labai slidus tiltelis. Prieš tai man žmogus pasakė, kad atsargiai čia slidu, bet jau ir iš seniau žinau, kad čia tas tiltas labai slidus. Na ir va, čia jau matome finišą. Ir finišuoju trečias V30 grupėje. Labai rezultatu esu patenkintas, visada norėjau užlipti ant podiumo Žemaitijos taurėje. Pagaliau tai pavyko. Tai mano svajonė kaip dviratininko įsipildė Telšiuose, Žemaitijos sostinėje. Na, o jums ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad palaikote. Iki. Nežinau, jaučiu laimėjau kažką. Trečią vietą nebent. Wow, trasa kaip pagerėjus. Super Telšiai. Trasa. Nice. Oi, gera tasikė. Šiaip viskas gerai pradžiai. Biškį perspaudėm. Galvau nebeatsigausiu, atsigavau. Neturėjau paskutinę bėgę, negalėjau greit važiuoti. Žolių prilindai paskutinį bėgį. Mini prasisuk. Ratai. Nu, ką jūs? Nu, gerai pavarai. Į pabėgimo išvarė, pradžiai galvoju. Žiaurus. Bet taip iš tų buvo, tai taip jau skaudžiai. Tai jau turėjai. Bet žiūrėjai dėjus galvą, purtį ant galvą. Skaudu buvo. Tai reikėjo. Tu pats smagiausias šiandien gal. Nu, toks užmigdantis Jau biškį. kai 20 kilą važiavo, aš galvoju, šiaip jau užtektų. Jau būtų gana. Tie paskutiniai 5 kilų, tai važiuoju, atrodo, vėl čia buvau, vėl kažkaip toks važinėjai. Gal ten taip, Nu, Bet šiaip single track visai malonus. Viens pats važiavau nei iš šalių, nei iš priekio, nei iš galo. kas nulūžė tau? pamečiau grandinę. Ai, numetė visai, bet netruko. Ne, galvoju, kad lūžė. Tai tavo čingaits yra, viskas. Reikia uždėti grandinę, nebūti per tą. Bet ten tokia da vieta paprasta, niekada ten nebuvo. Žiūriu, važiuojant jau, ta prasme, 10 km, važiuoju vidutinis 30. Kur reikia žiūrėti? Ar tau taimė? DB Sports. Trečias official. Trečias! Su Maniku ant podiumo. Молодец, бля! Ponas Rimkevičius Paulius. Aštuntas. Nice! Normaliai, 2 minutės. O tai ko jūs su manim nemynat? Kiek tas atmynės? Ir dabar keliaujame. Antroji vieta – Rokas Tutlys iš Klaipėdos. Ir greičiausiai šiandieną buvo Domas Manikas Rilbin.eu.